Petras Cvirka. Cukriniai avinėliai. Aš vėl sėdu prie knygos ir kad geriau įsikalčiau kiekvieną žodį, skaitau garsiai. Taip deklamuoju apie Romos imperijos karus gerą valandą, bet mano mintis pasprunka iš Cezarių nelaisvės ir vaikščioja sode, tarp žiedų, kurie putodami veržiasi ir krinta nuo medžių. Pro atvirą langą įlėkė didelė samanė bitė. Ilgai ji dūzgė metaliniu balsu, lyg tolimos parapijos varpas, paskum nutupia ant knygos, pakraipo ūsą, pažiūri į raides. Ne, samanė nemoka skaityt ir vargu ar apsidžiaugtų, sužinojusi gražiosios Elenos istoriją. Pabėgiojusi kiek, ji ištiesia sparnus, nukrečia knygos lapuose auksines žiedų dulkes, pakyla ir išskrenda į orą. Valandėlę ją matau viršum vyšnios, o paskum ji krinta į žiedus, kaip sunkus lietaus lašas. Daugiau negaliu prisiverst skaityti. Rodos, išgirstu nepaprastai malonų balsą už lango kūždant. Einam. Apsidairiau. Nieko nepastebiu. Tik dar labiau išgiedrėja dangus ir lelijavi debesis rymo vietoje. Lyg kad toji samanė bitė man būtų parodžiusi kelią. Užverčiu knygą. Pakaks. Tokia puiki diena. Išsitraukiu iš palėpės dviratį. Nuvalau nuo jo rūdis, purvą. Ištepu alyvą, ašis ir stipinus. Kur važiuoti? Pasileidžiu senu, man gerai pažįstamu keliu į vakarus. Mane traukia seni atsiminimai ir tasai kraštas, kurio upių vandenyse taip gausiai veisiasi žuvys, o paukščiai debesimis užgula saulę. Žuvį ten gaudo rankomis ir seklioje atsiautose jos giminės toks tirštumas, kad nugaros kyši iš vandens. Minu dviratį pavėjui, dobilų marios supasi iš šonų, kyla miškai, kalvos. Kaip lengva minti. Žydinti žemė skleidžia šiltą alsavimą, kuris mielas, lyg motinos burnos kvapas. Privažiuoju kalnelį, nulipu nuo dviračio ir stumiu jį. Kai kūnas suvilgo prakaitas, pasidaro dar laisviau ir lengviau. Tai ne tas lipnus, tirštas prakaitas, kuris lenkia žmogų prie žemės nuo sunkaus darbo. Ne, tai prakaitas, kuris sunkės iš kaktos, kaip iš jauno beržo sula. Įkopusi kalvą, pūstelėjus vėjūkšliui, vėl galiu sėsti ant dviračio ir nesilaikydamos rankomis vairo, leistis galvotrūkčiais pakalnėn. Štai akise tvyksteli nedidelė upė. Ją išgirstu kriokiant, lyg besiartinantį smarkų lietų. Upė vėl išnyksta iš akių, bet kiek pavažiavęs atrandu jos siaurą sidabrinę kilpą. Ten, žemiau, vandenys, išsilaisvinę iš akmenų ir medžių nuolaužų nelaisvės, guli ramūs kaip ledas. Upė skundžiasi tyliai, kaip mergina, įsikniaubusi į pievą. Pavažiavęs dar porą kilometrų, paverčiu dviratį ant griovio kranto, į žydinčių gervuogių krūmą. Atsigulu kniūbsčias ir sodri žolė mane paskandina kaip geras patalas. Ilgai žiūriu į dangų, be aiškios minties. Paskum užmerkiu akis. Už kalno eina graudus, molinės piemenuko švilpynės balsas. O mielos,
brangios kūdikystės dienos. Aš regiu vakarų šaly plikas, liūdnas ir vienišas kalvas, kurios kaip šviesus laivai plaukia saulėje. Tik pačioje aukščiausioje stovi vienkiemis, o žemyn takas ir dar žemiau senas šulinys. Prie vieškelio šlama nedidelis, vyro sauja apkabinamas beržas, lyg išėjęs pasivaikščioti iš miško ir kažko belukuriuojas. Tai mudu su Andrijono Simuku jį išrovė girioje, vieną pavasarį atnešėm ir persodinom į purę pavieškelės žemę. Daug metų nebuvau tėviškėje ir apie beržą tiek tegirdėjau, kad jis išaugo į didelius ir aplink jį šoka kaimo jaunimas pavasario gegužinėse. Išvažiuojant iš kaimo į miestą mokytis, teko man su ašaromis atsisveikinti su Simuku ir beržu. Štai begulint pievoje, išardytos minčių nytys pradeda megzti netolimos praeities paveikslą. Širdis pradeda smarkiau plakti, kai pagalvoju, kad po poros trejeto valandų kelionės pamatysiu kūdikystės draugus ir brangiausiai iš jų visų – Simuką. Kaip gyva atsimenu jį. Ak, vaikai, juk ir mudviejų su Simuku kūdikystės dienos buvo tokios pat pilnos džiaugsmo ir keistų nuotykių. Ir mes apverkėm karštomis ašaromis kiekvieną nepasisekimą ir nuoskaudą. Ir nuo mūsų juoko plyšo giria, laukas, kai mes buvom laimingi, pabaidę paukštį, atradę pirmąją išsirpusią uogą. Ir dabar matau savo draugo strazdanomis, lyg sėmenų grūdeliais išmargintą veidą. Girdžiu jo balsą lyg birbynę, kaip jis, įsilipęs į eglės viršūnę, siūbuoja į visas puses ir ulba. Išėjo tėvelis į mišką, išėjo visi vaikai į mišką. Kai pamato Simukas iš eglės viršūnės, kad pirmininkė eina į daržą, jis šaukia rūsčiu, spiegiančiu balsu. Pirmininkė, stoj! Karvė Simuko praminta pirmininkė už tai, kad ji visą bandą nuolatos pirmoji veda į užgintas ganyklos vietas. Simukas mano, kad geriau gyvulys klauso, jeigu jam kalbėsi rusiškai, kaip kad dėdė Kasparas su savo arkliais kalbasi. Iš jo Simukas ir išmoko porą žodžių. Valandėlę pirmininkė stabtelėja, pasiklauso savo piemens balso, bet netrukus ištiesia kaklą ir vėl styrina išdidžiai, iškilmingai. Paskum ją traukia veršiukai, avys, žąsys. Paskutinis šlubuodamas bėga mažiausias avinukas. Simukas, matydamas, kad pirmininkė visai neklauso, pradeda telšti ją piktai žodžiais kaip botagu. Karvė jaučiasi negerai daranti. Sustoja, trupučiuką svarsto, ar čia eiti, ar ne, nes žino, kad už neklusnumą jai klius nuo Simuko. Bet pamačiusi avis su veršiukais jau sulindusi daržą, apsilaižydama puola į batvinius. Simukas priverstas išlipti iš medžio viršūnės, kur iš šakų jis įsitaisė lizdą ir visą laisvalaikį jame tupi, pakabinęs raudonas suskirdusias kojas, lyg gužutis. Kaip šustri voverėlė išsliuogia Simukas iš medžio. Pirma nusilaužia liekną rykštelę ir su skarduliais bėga galvijams už akių. Geriausias Simukui ganimas, kai priglemžia iki soties senė pirmininkė.
Simukas nieko nesigaili, kad iki prikimštų savo didelį nukarusi pilvą. Jis nubėga į daržą, išravėja lysves, įpuola į vasarojų, priskabo svėrių ir didžiausią glėbį atneša karvei. Bet jai labai daug reikia. Pirmininkė putodama ryja tokį skanėsį ir vis jai negana. Nežinau, kur tau ir lenda, sako Simukas karvei, bet toji apsilaižiusi ima sekioti paskum jį ir tokiu būdu išpaikinta tik ir žiūri į daržą. Tada Simukas sugalvoja pirmininkiai keršyti, atleidžia pantį ir supančioja senę 2 kart trumpiau. Dabar ji gali eiti tik mažais žingsniukais. Kai pirmininkė nurimusi, prisikimšusi atsigula, tuojau veršiukai, avys, net žąsys paseka ją ir visi ratu išsitiesia aplinkui. Simukas turi valandą laisvo laiko ir vėl įsliuogia į eglės viršūnę. Ten jis drožinėja malūnėlius, medinius vokiečius, peršoka nuo šakos ant šakos, iš tolo pasveikina, prakalbina važiuojančius, einančius pėsčius vyrus ir moteris. Pamatys jis dėdę Kasparą ir sudeda apie jį dainą. Dėde Kaspar, ar tai tu, o gal turi riešutų? Na, sako jam Kasparas sustojęs ir ieško, iš kurio medžio plaukia balsas. Ar neiškrisi kaip varniukas, bus tau riešutų. Ko aš krisiu, kad aš plest su sparnais ir nulekiu. Simukas kaip paukštis, išplečia viršum galvos švarko skvernus, bet pasprūsta ir vos nenudrimba. Matai, ir būtų tau plest, juokėsi dėdė ir dar pasakęs ką, pabaręs piemenį, nueina savo keliu. Netrukus skuba pieva su grėbliais mergikės. Simukas apie visas galėtų sudėti dainą, bet iš jų jam pasirodo tik viena geriau pažįstama. Kai tik mergikės prieina arčiau, netoli nuo jų nupuola viena, paskum antra, trečia skuja ir plonas balsas pasilieja laukuose. Ona, gera žmona, turi vyrą, tikrą poną. Mergikės nusikvatoja ir pamačiusios Simuką ima jį erzinti. Še giesmininkas atsirado, praeit neduoda, o kelnaičių dar nemoka pats apsimauti. Simukas galvoja, kaip atsikirsti, ir dar mergikės krykšdamos nespėja poro žingsnių žengti. Jas pasiveja nauja daina. Ant lamburko daug kryžiuočių, rengės mus terlioti. Kūrė, žalia, ei, šaukė jis nebaigęs dainos, kurioje vietoj žodžio terioti jis sako terlioti, bet jam vis tiek, kad tik galėtų dainuoti, šūkauti, šokinėti. Simukas ir visus gyvulius savaip pakrikštijęs. Mažąjį veršiuką jis vadina strakalu, dėl jo paikumo ir ziliojimo. Tai gana jaunas ir kvailas veršiukas. Simukui pakanka tik suzysti pamėgdžiant bimbalą, širšę ar bitę, nors būtų šalčiausia diena, jokio vabzdžio. Strakalas užlenkia uodegą ir pasileidžia per laukus. Vienas avinukas, pats mažiausias, su lauka kakta, Simuko vadinamas vargdieniu. Avinukas kažkada buvo susižeidęs priešakinės kojas ir ėsti kitaip negalėjo, kaip tik klūpsčias. Vėliau taip ir pasiliko, kad iš skausmo ar įpratimo vargdienis tik priklaupęs galėjo pešti žolę. Simukas jį labiausiai myli ir su juo dalinasi duoną. Jei avių banda palieka vargdienį ir jis ima iš paskum bėgdamas graudžiai bliauti, Simukas jį paima
ir gerą galą paneša, kalbėdamas su juo. O tu mano vargdieni, tu našlaitėli. Kartais Simukas vargdienį mėgsta papuošti. Nupina iš purienų ar rugiagėlių vainiką ir užkabina jį ant mažų ragiukų. Vargdienis stovi ir žiūri į Simuką geromis akimis, nesuprasdamas, ką čia su juo daro. Vėliau vargdienis įgudo vainiką nukratyt ir tuojau jį suėsti. Jei Simukas kur nors atsiguldavo pievoje snustelti, karvėms rimstant, žiūrėk, ims jį ir prikels, priėjęs vargdienis, snukučiu bakstelėjęs į veidą. Kartais išgirdę žmonės tokį smarkų dainininką, sustodavo ir užkalbindavo. Kieno tie gyvuliai? Kaip vadinasi, vaikeli, šis kaimas? Aš Simas Andrijonas, visų karvių kapitonas, tralilelia. Ir pabėga Simukas, užtraukęs dainelę. Po valandėlės jau jo balsas skamba toli toli, pačiame pagiry. Jurgi, Jurgi, duok tabokos. Gal ramus, didelis vakaras ar pati giria, o gal kitas toks Simukas, įsilindęs į tankumyną, jam atsako. Jurgi, Jurgi, duok tabokos. Simukui iš pradžių pasirodo, kad tikrai kokie dvaro piemenys bus sumanę iš jo pasityčioti, todėl atsikerta dar smarkiau. Aš ne su tavim kalbu, tu tylėk. Aš ne su tavim, tylėk, atsako vėl. Nors Simukas ir supranta, kad čia aidas kartoja jo žodžius, bet jam vis dėlto neaišku, kaip gali grįžti jo balsas. Ne, turbūt aidas ir yra toks didelis, samanomis apžėlęs kerplėšas senis, kuris nori tik pasijuokti. Kakarykų, šaukia Simukas. Kakarykų, atsako. Simukas beveik įpyksta ant aido ir rėkia susiriesdamas. Nieko negali su to girios plepiu padaryti, jis vis savo. Verčiau nutilti. Toks buvo gyvas, linksmas Simukas. Aš su juo kartais susitikdavau ant ežios ir mes kalbėdavome apie viską. Jis buvo už mane gal pusę metų vyresnis. Jo skubrunę ir pirmavimą sunkiai parungdavau. Kai karvės suguldavo pietų metu, mes nuklysdavome į kalvas, kur daug žemuogių. Simukas mėgo apie viską klausinėti ir pasakoti. Išgirs kur nors toli, už girios, ūžiant, tuo jau atsiguls, pridės prie žemės sausį ir sako, aeroplanas atlekia. Tuomet mes įsikarėme į kokią nors medžio viršūnę, kad būtų geriau matyt, ir laukiame. Ilgai netenka laukti. Tikrai, toli danguje pasirodo vienas, paskum 2, 3 juodi taškeliukai. Daug lekia, 10, ne 100. Karas bus, sako Simukas džiugiai ir dar aukščiau kopia į medį. Mes abudu manėme, kad įsikabinus į aukščiausią medį būtų galima ranka lėktuvus pasiekti. Netrukus išgirstame, kaip mūsų lėktuvai tik kar. Varnos, sakau draugui. Abu nusiminę išlipame iš medžių. Simukas, pasikasęs blauzdelę, sako, jei mes turėtumėme geležies ir lovį, galėtumėm pasidirbti po aeroplaną. Kur tu tada lėktum? Aš nežinau, kur būtų geriau lėkti. Gal į Ameriką, bet Simukas lėktų į Mėnulį ar į kitą žvaigždę, įsidėtų kirvį ir parsivežtų daug mėsingio. Jis sako, kad Mėnulis mėsinginis, nes nakčia žibas. Turėdamas mėsingio, jis galėtų pasidaryti armonikėlį ir dviratį. Grįždami iš skinimų,
susitinkame dėdę Kasparą. Simukas jo paklausė apie lėktuvą, iš ko jis padarytas, ar gali nutūpti medį ir kokio jis ilgio. Kasparas paaiškina, kad lėktuvai yra gyvi ir deda kiaušinius, kaip ir kiti paukščiai. Mudu su Simuku suprantame, kad dėdė nori pajuokauti ir jo daugiau neklausinėjame. Iš tolo pamatę, kad karvės dar tebeguli, mes išsitiesėme pievoje ir raičiojamės. Kai pavargstame, Simukas laužia galvą, ką čia dar išsigalvojus. Ve, šaukia jis, koks didelis uodas. Tikrai, ant jo kojos atsitūpęs didelis uodas geria kraują. Uodo pilvukas netrukus išsipučia. Simukas su delnu duoda uodui ir sutraiško jį. Štai tau per kepurę, štai tau gerti kraują, brolyti. Mums bežaidžiant, užeina debesėlis ir pradeda retais, dideliais lašais lyti. Kur mudu pulsime? Įsineriame iš švarkų, išverčiame juos pamušalu į viršų ir vienas kitą prarėkdami leidžiamės pažiūrėti, kaip lietus krenta į upę. Su saulė lyja, karalius duonos neteko, šaukėme abu. Lietus greitai praeina, grioviai ima putodami dainuoti. Mes nutarėme padaryti tvankas ir sulaikyti vandenį, kurį neša tarplysviai ir godžiai geria suskilusi žemė. Už miško pasirodo vaivorykštė ir mes nutarėme nubėgti prie jos ir pasižiūrėti į vaivorykštę iš arti. Kažin, iš ko ji padaryta? Klausiu Simuką. Turbūt iš to, kur kiaušinius per Velykas margina. Gaila, kad mes neturime buteliukų, o būtų rašalo. Tai gal ten rašalas toks? Klausiu Simuką. Mes bėgame ir bėgame. Jau pasiekėme ir miško pakraštį, kur turėjo prasidėti vaivorykštė, bet ji dabar dar toliau. Uždusdami puolame už miško ir taip aiškiai ją matome, jog net žolių kupstai įsidėmime, iš kur ji kyla. Pašokame prie žolyno ir pasilenkę žiūrime į žemę. Ūžia. Ji į žemę sulindo, sakau Simukui. Kvailas tu, ji ne kurmis. Ugyve, ve. Simukas pirštu parodo, kad vaivorykštė vėl už kokio 100 žingsnių. Matome, kad vis tiek jos nepavysime ir grožimės, žiūrėdami nuostabės varsas, kurios žaliais, rausvais ir lelijavais kaspinais juosia lanku visą kaimą. Ji dabar vandenį geria, girdi kaip šniokščia, paskum jį išpurkš. Bene ji turi burną. Kasparas sako, kad ji iš lašiukų. Tai kodėl ji bėga nuo mūsų? Vaivorykštė tolsta ir tolsta. Valandėlė ji sužimba tokiomis skaudžiai ryškiomis spalvomis, kad net akys raibsta. Paskum užgęsta. Dabar žinau, sako Simukas. Ją į dangų įtraukė. Jeigu ji būtų ties mūsų lauku atėjusi, būtų ir mudu su karvėmis pakėlusi. Greitai mūsų dėmesį nuo vaivorykštės atitraukė viršum galvų praskridęs paukščių būrys. Paukščiai taip žemai pranėrė, kad net kliudė sparnų viršūnėlėmis mūsų veidus. Šnekučiai, šūkteli Simukas. Na spėk, kiek jų yra? 1, 2, 3, 4, 10, 14, 15, 20, 110, 11. Spėktų, sakau jam, kur tau 11? Jų bus koks 1000. O 1000 mažiau už 19. Ima ginčytis Simukas. Paukščių būrys pamažėl susilieja į vieną neaiškų debesėlį, staiga šuoliu pakyla aukštyn, krinta vėl žemyn ir lyg kepurė, kiek pakabėjusi danguje,
nupuola už miško. Aš dar matau. Ne, nematau. Matau. Akis primerkęs stebi Simutis į tolį. Jie jau už Kauno. Simukas viską žino ir nebandyk su juo ginčytis. Jis man aiškina, kad todėl šnekučiais tuos paukščius vadina, kad jie šnekasi. O kiti paukščiai nemoka šnekėt. Moka ir gandrai šneka, tik jie su snapu, kap, kap, kap. O šunys moka skaityt, ir katė mūsų skaito, ir kudokų zebris skaito. Pagal Simutį išeina, kad šunys, net avys, už mus gudresnės. Tai kaip jie skaito? Gal rusiškai? Dėdė Kasparas buvo kare, jis gali mokėti rusiškai, bet kudokų zebris, toks senas katinas. Ne. Simukas spiriasi, kad gal jie ne rusiškai, bet vis dėlto skaito. Jie nosimis skaito. Reikia tik pasižiūrėti į šunį ir katę. Eidami ant tako, ant kupstukų, jie palieka savo raides. Kiti iš paskui bėga ir viską perskaito. Vienąkart Simukas matė, kaip katė su kojomis blogai parašė apie jų šunį Kudlį, o tas viską perskaitė ir sugavęs katę sudraskė. Katė net šaukusi. Nerašysiu, broleli, daugiau nerašysiu. Jų šuo nė valandėlės negali pabūt neskaitęs. Bėga vis nosį nuleidęs, vizgina uodegą ir skaito. Jau vėlus vakaras. Karvių ir namų šešėliai išsitęsė per visą kaimą ir mudu su Simuku kitą dieną pasiždam kurti ugnį ir kad būtų didžiausias dūmas, jau iš vakaro prisirauname drėgnų samanų. Ir šiandien matau tą vakarą. Simukas bėga per dobilus takučiu tolyn. Paskum sustoja ir šaukia man. Matai, dabar aš važiuoju dviračiu. Triu, triu. Simutis važiavimą dviračiu vadina tada, kai bėga pasišokinėdamas čia viena, čia kita koja. Taip valandėlę bėga jis, bet greit jo galvutė užlieja tamsi dobilų lauko vilnis. Toje vietoje, kur nusileidžia saulė, danguje dar ilgai stovi iškelti, ilgi, dideli, raudoni pirštai. Aš žiūriu į vakarus, klausausi tvinstančių, viską skandinančių garsų, regiu, kaip debesimis pakyla didelis medžiotojas, paskum jį seka šuo. Man pasidaro baisu. Puolu prie mamos, kuri melžia karvę, ir neramiai kugždu. Mama, mama. Kas, vaikeli, kas? Visą dieną šokinėjai, žaidėjai, o dabar pati parginsiu karves, bėk namo, sako mama, ir šiltas, kvapnus pienas, plonomis baltomis drūžlėmis, liūdnai dainuoja milštuvėje. Medžiotojas debesimis eina, kopia, didelis, per visą dangų. Tiršta tamsa gaubia mano akis. Noriu jį parodyti mamai, prisiglaudžiu, apkabinu jos galvą abiem rankom ir sakau drebančiu balsu. Mamyte, žiūrėk, koks šuo danguje. Simuką papjaus. Mažyti, miegi, bėk namo. Bėk, aš tuoj pareisiu. Bijausi ir iš vietos pajudėti. Mama atsisuka į vakarus, atgrėžia žvilgsnį į dangų ir jos veide įsiliepsnoja paskutinė saulėlydžio šviesa. Medžiotojas debesimis eina tiesiog į mus. Aš pradedu visas drebėti. Kai ji pabaigė melžti ir išpančioja karves, bėgu į ją įsikibęs. Paslėpęs galvą ir akis, jos drabužių šešėlyje, kad tik nematyčiau to keisto ir liūdno vakaro. Į mano galvą slenka vis baisesnės mintys, pasaulis atsiveria didelis, nesuprantamas ir slėpiningas. Praėjo metai,
Per tą laiką mudu su Simuku gerokai ištysome ir žiemą pradėjom lankyti naujai atsidariusią mūsų kaimo mokyklą. Kitą pavasarį mudu žadėjome baigti pirmąjį skyrių ir kalbėjome apie knygas, kurias mums teks skaityti. Anksčiau su Simuku manėm, kad saulė nusileidžia į Kurbėnų dvaro šulinį, bet eidami į mokyklą pamatėm, kad už dvaro vėl laukai ir girios ir kad pasaulis daug didesnis pasidarė negu prieš metus. Bet ir visa tai, ką mes įsilipę į medį galėjome akimis aprėpti, nebuvo mums pažįstama. Seniai mus viliojo tolimas vėjinis malūnas, kurios sparnai sukosi už lygumų į vakarus. Mes niekad nebuvome ir mieste, apie kurį tiek daug svajojome. Simukas sprendė, kad mieste galima gauti pirkti, ko tik nori, ko tik širdis geidžia, ir kad ten daug namų, kuriuose gyvena su ilgomis barzdomis pirkliai. Nuo namo ant namo ištiestos virvės, o ant jų sukabinėtos bandelės, riestainiai ir dalgiai. Pardavėjai sėdi ant stogų, o apačioje vaikščioja pirkėjai ir derasi su jais. Man miestas gal šiek tiek kitaip atrodė. Aš jį vaizdavaus kvepiantį, nes kai tik mama ar tėtė ką nors parveždavo iš miesto ir išvyniodavo, taip skaniai pakvipdavo kambarį, kad dėžutės nuo pipirų, nuo cukraus, mielių, alūno, melsvių slėpdavau po lovą ir retkarčiais įsikniaubęs uostydavau. Užmerkęs akis, matydavau miestą. Dėdė Kasparas, kuris buvo Vilniuje, pasakojo, kad matęs stiklinius namus. Tie stikliniai namai man ilgai neišėjo iš galvos. Kelis kartus juos sapnavau. Bet štai mes tiek išaugom su Simuku, kad nebijojom jau paklysti krūmuose, nueiti taip toli, kad mūsų namų tik stogai būtų matyti, ir todėl savo jėgomis pasiryžome leistis kelionėn. Mataušo atlaidų dieną, niekam nieko nesakę, palikę gyvulius paganyti dėdei Kasparui, kurio išsiprašėm į paupį, o iš tikrųjų basi ir vienplaukiai patraukėm miesto linkui. Priešpiečiais dangus išsigiedrino ir iš jo ėmė leistis balti, švelnučiai voratinkliai, kuriais skraidė mažučiai voriukai. Greitai smilgas, dagius ir kadagių viršūnes užgobė lengvo vėjūkšlio kedenami šydai, lyg toji diena būtų buvusi didelė vorų vestuvinė šventė. Mūsų basas kojas ir blauzdas apavė šilko kojinės, o maži voriukai vis raizgė ir tempė savo gijas, nuo stagaro prie stagaro, nuo žolės prie žolės. Taip vikriai jie dirbo, kad žemę užklojo neužmatomai platūs audiniai, kurių palaidi siūlai kliuvo mums ant plaukų, tęsėsi nuo blakstienų ir vijosi aplink kaklus. Bet mums tai nerūpėjo. Simuko kišenėje, mažoje tepalo dėžutėje, žvangėjo 3 pinigai. Tie pinigai mudu vedė į nežinomą miestą, kaip 3 karaliai. Ko mes tik nesvajojome už juos pirkti. Atrodė, kad už tokį pinigą galėjome įsigyti po armoniką, po dviratį, po lėktuvą, nes mieste turėjo visko būti. Vis dėlto pirmiausia nutarėm nusipirkti cukrinių avinėlių. Tokių, kaip mūsų giminė Ubeika buvo atvežęs mano mažo broliuko krikšto dieną. Vieną margą, gražiai nudažytą avinėlį su Simuku ilgai saugojome paslėpę, o paskum suvalgėme pasidalindami kąsnelį po kąsnelio. Tai bent buvo skanumėlis, nespėjai prie gomurio liežuvį pridėti,
o avinėlio kojos ir nebėr. Todėl Simukas man ir sako, kad tu būtum karalius, ką tu darytum? Aš turėčiau dviratį ir 100 karvelių ir nereiktų man ganyt. O aš valgyčiau cukrinius avinėlius ir turėčiau dviratį. Dėdei Kasparui duočiau važinėti, o Juzo piemenims neduočiau. Bešūkaudami, vienas kitą pralenkdami, greitai paliekame savo kaimo žemes ir kiek pasvarstę ties kryžkelę, leidžiamės labiau išvažinėtų keliu. Atsigręžę pamatom iš akių nykstančius kaimo laukus. Toli stovi mūsų namai. Aš pamatau kalvelėje net savo karves, o Simukas, užsilipęs ant ežiaženklio, įstebi ir pirmininkę, kuri plaukia, žvilgindama saulėje ragus, mažutė, kaip voras. Kad geriau būtų matyti prie saulę, mes viršum akių pridedame rankas. Dabar kas žingsnis atsiveria nematyti vaizdai. Ten toli matom didelius raudonus dvaro namus. Kitame šone plačiausia kūdra, pilna žąsų. Pakely sutinkam nepažįstamus žmones, kuriems lenkiamės iš tolo arba pasislepiame žolėje, kol jie praeis. Iš vienų, greta kelio stovinčių namų, išlėkia nedidelis juodas šuniukas ir tiesiog kaip patrakęs puola prie mūsų. Valandėlį išsigandę stovime ir jau gal būtumėm pasileidę atgal, jeigu nebūtų išbėgusi boba ir surėkusi. Nebijokite, vaikai, jis nekanda. Eikite sau, eikite. Tikrai, šuniukas kiek palojęs pavizgina uodegą ir taip prie mūsų gerinasi, jog duodasi paglostomas. Sabaliuk, einam į miestą, sako jam Simukas ir šuo seka paskum. Tikrai turbūt jo vardas buvo Sabaliukas, nes jis mudu lydėjo gana ilgai, bet paskum sumanė išsivolioti kelio dulkėse ir mes jį palikome. Ve, malūnas, surinkame beveik abu kartu, pamatę staiga iš užkrūmų išlindusius malūno sparnus ir kepurę. Tik dabar suprantame, kiek toli nuėję. Prie malūno pasileidome beveik tekini. Iš arti apžiūrėjome jo uodegą. Malūnas stovėjo tuščias. Aplink jį žemė buvo ištripta arklių, išvažinėta ratų, o žolė nuklota miltų dulkėmis. Buvom bemaną pasikelti laipteliais į jo vidų ir pažiūrėti, kaip įtaisytos girnos ir 6, bet vieškelį, dar gana toli, išlindo žmogus, kuris ėjo tiesiog malūno pusėn. Pušas eina, suriko Simukas ir mes kuo greičiausiai nėrėme nuo malūno. Mudu buvome girdėję, kad malūnininko pavardė Pušas. Kai tik pasiekėme kelią, žmogus taip pat įėjo į kelią, o kai mudu išsigandę bandėme grįžti malūno pusėn, žmogus lyg tyčia pasuko taip pat į tą pusę. Pamanėm, kad tikrai bus atsiradęs tasai Pušas, kuris sumanė mudu nutverti. Tik nesupratome, kuo mes būtumėm jam nusikaltę. Nebuvo kada svarstyt. Puolėme į rugius, įsibridome giliai ir sutupėme lysvėje. Pridėję ausis prie žemės, mes pasiklausėme žingsnių. Kažin, ar jau praėjo? Nekalbėk garsiai, kumštelėjo man alkūne Simukas. Veik nekvėpuodami, ištupėję geroką laiką, išdrįsome repečkomis išlysti vieškelin. Tik iškišome galvas, vos žado nenustojome. Žmogus stovėjo keli žingsniai nuo mudviejų ir laukė. Jis buvo su juodu, ilgu švarku ir maišu ant pečių. Abu su Simuku taip sumišome, kad nežinojome, ką daryti. Nu, Antoniuk, ar tėvas namie? Veršiuko dar nepardavė?
paklausė žmogus keista kalba, žiūrėdamas į Simuką. Mes gerokai nustebome, kad jis vadino kažkurį iš mudviejų Antoniuku. Tegul bus pagarbintas, mudu rugių nebraidžiojame, mano tėtė Andrijonas ir ne iš to kaimo, atsakė Simukas. Mūsų veršiukas yra, eikite ir rasite mamą, išdrįsęs paaiškinau žmogui. Daugiau jis mudviejų nieko neklausinėjo, tik išsėmė mažutę dėžutę, pauostė iš jos, paėjo valandėlę ir mes girdėjom, kad jis taip garsiai nusičiaudėjo. Net maišas nuo jo nugaros nukrito. Pirklys meiškė, nutarė Simukas, jeigu čiaudėja nuo tabako. Greitai mumise dingsta bet kokia baimė ir vėl abu drąsiai išeiname į vieškelį. Kai atsigrėžėme atgal, mūsų namų visai nematyt. Seniai jos užgožė svetimų kaimų laukai ir kalvos. Man suspaudžia širdį, lyg būčiau amžinai praradęs savo tėviškę. Pradedu apie tai galvoti kiekviename žingsnyje ir jaučiu, kaip pamažėl darosi sunkios kojos. Galvoju tik apie grįžimą namo, bet Simukas drąsiai traukia pirmyn, dainuodamas. Išėjo tėvelis į mišką, ką? Atsigrįžiu vėl į tą kraštą, kur dingo namai, ir šaukiu atsilikęs Simukui. Verčiau einam namo. Simukas sustoja, paskum pasilenkia, kažką krapšto žemėje ir sako man. Nenori, aš vienas eisiu. Ir pabarškina skardinę dėžutę su pinigais. Nusipirksiu avinėlių ir vieną suvalgysiu. O už kitus 2 pinigus nusipirksiu armonikėlį. Stoviu vietoje ir pilnomis ašarų akimis žvelgiu čia į Simuką, čia į namų pusę. Man tavęs nereikia, sako jis ir išsivilkia švarkelį, persimetęs jį per petį, bėga pakalnėn. Sėdžiu ir ryju ašaras. Simukas dingsta, paskum pakyla į naują kalvelę ir šaukia man, mosuodama švarkeliu. Jau miestas, bėg greičiau, vaje tai gražus. Ir bėgu prie Simuko, lyg tas stebuklas būtų matomas tik valandėlę, kaip vasaros naktį perskrodęs dangų žaibas. Tikrai pamatau toli, pro medžių viršūnes, baltą bokštą. O gerybių mieste, kaip mudu su Simuku tavim apsidžiaugėm ir kaip skaniai tu mums kvepėjai. Bet neilgam. Mūsų gyvenimas buvo pilnas stebuklų, keistų sapnų, apgaulingų regėjimų, kuriuos tada vaiko galvai sunku buvo išaiškinti. Kiekviename žingsny mūsų laukia pavojai, kiekvienas medis, kiekviena šaknis, net samanomis apžėlęs akmuo galėjo pastoti kelią, pavirst piktu, gyvu priešu. Kas galėjo manyti, kad ramiame, žydinčiame Nemuno vandenį, kuris traukte traukia karštomis vasaros dienomis pasimaudyti, po poros metų iškils graži sala, kuri pavilios vieną iš mūsų kaimo draugų, ir jis plaukdamas nuskęs į upės dugną. Kas galėjo mums tada pasakyti, kad ne kiekviena uoga yra valgoma, kad krūmuose ir giriuose sirpsta girtuoklės ir velniauogės, nuo kurių pasidaro trošku gerklėje, mažus vaikus pradeda tasyti ir nuo jų susergama. Kad dažnai, bevaikščiojant miške, po kojomis išauga grybas, kuris peršasi mūsų nelaimiai. O mes taip godžiai viską grobėme, sėmėme, taip greitai norėjome viską patirti, įgyti, apglėbti rankomis, įdėti burnon. Šį kartą mudu su Simuku apgavo miestas, kuris netrukus dingo iš akių, lyg kiaurai žemėn prasmegęs. Mudu kaip 2 pirštai pasilikome stovėti svetimame vieškely, svetimuose laukuose,
po nepažįstamu dangumi. Saulė jau seniai pakrypo į vakarus ir mudu ėmėm bijoti nakties, kuri galėjo greitai ateiti. Išnyko mudviejų džiaugsmas, vyriškas atkaklumas. Simukas pradėjo šlubuoti. Gal ten visai ne miestas, nedrąsiai pasakiau ir žvilgtelėjau į draugą. Aš noriu namo. Nereik man avinėlių. Simukas neprieštaravo. Nešdamas sužeistą koją kaip lėlę, jis klusniai traukė atgal. Kai pasiekėme malūną, saulė pasidarė didelė, raudona ir savo ugnimi uždengė dangų toje pusėje, kur buvo pasirodęs miestas. Iš baimės, prieš naktį ir nepažįstamus namus, mes tyliai verkšlenome. O kai suplušę, dulkėti, atmuštomis kojomis, išvydome prietemoje savo namus, pradėjome net garsiai verkti iš džiaugsmo, lyg būtumėm jų daug metų neturėję. Antai mūsų klojimas ir klėtis, visus matau, rūksta dūmai, turbūt šutinėlio verda, suriko Simukas, šluostydamas ašaras. O anie mūsų, man gražesnis mūsų kaimas už miestą ir už Kauną geresnis, o tau? Ir man, atsakė Simukas, koks tau valgis gardžiausias, man šutinėlis su pienu. Ir man, atsakiau, žengdamas į gimtąją žemę.